Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir praeitoje pamokoje kalbėjom, kaip sumodeliuoti monolitinę koloną, o šioje pamokoje aptarsime, ką daryti, jeigu mums reikia metalinės kolonos, kuri turėtų atitikti tam tikrus standartus. Tai jeigu pažymėsiu koloną šitame projekte, matome, kad aš pasirinkimą turiu iš 2 šeimų. Tai yra neeuropietiškas Lietuvoje nenaudojamas metalinis profilis ir monolitinė gelžbetonio kolona. Netinka man šitie variantai, tai norint sumodeliuoti metalinę europietinio skerspjūvio koloną, reikia užsikrauti šeimą. Tai tą šeimą užsikrauti galime per šičia, per insert įrankių juostą ir galima daryti load family ir užsikrauti iš kompiuterio, tačiau paskutinėse Revit versijose neinstaliuojamos bibliotekos yra, todėl jų kaip ir nėra, reikia papildomai atsisiųsti nuėjus į Autodesk puslapį, arba iš savo bibliotekų, iš anksčiau turimų, arba Autodesk Family, tiesiog iš Autodesko serverio parsisiunčiame šeimą, kurios mums reikia. Tai paspaudus šitą mygtuką matome įvairias kategorijas, susirandame koloną, structural column, ir prie plieno matome yra standartai metalo skerspjūvių, tačiau čia yra amerikietiški, mums netinka. Ir taip gali būti taip, todėl pas jūs taip rodyti, todėl kad čia yra pasirinkimas pagal kokios šalies biblioteką mes norime naudoti. Taigi yra įvairios šalis, aišku, Lietuvos nėra, todėl renkamės Europe ir vėlgi susirandam structural columns ir matome, kad mes turime čia įvairių profilių, šeimų, kurias galime parsisiųsti. Tai susirandame, čia bisected yra pusiniai profiliai, o čia yra pilni profiliai, ar ne? Tai HEA kolona, tarkim, spaudžiu load, tai yra šeima, spaudžiu load ir tada pasirinku tipą kolonos, kurį norėsiu naudoti. Tai jeigu, tarkim, aš nežinau tų dydžių šiuo metu, tai keletą pasirinku, kad galėčiau dirbti, o paskui bet kada šiaip galima tuos papildomus tipus užsikrauti į projektą. Svarbu man juos dabar turėti. Tai galiu pasižymėti šitas kolonas, galiu modeliuoti iš naujo metalinės kolonas arba tiesiog paimti ir pakeisti šitų kolonų tipą į tas, kurias prasisiunčiau. Tai jau matote, HEA šeima yra čia ir tipai kolonų, kurios aš pasirinkau užsikrauti iš bibliotekos. Dabar kolonos pakeistos į metalinės ir galiu jas matyti tiek 3D vaizde, tiek savo plane. Su metaliniam kolonom yra taip, kad Revit'e jos yra skirtingai vaizduojamos pagal pasirinktą detalumo lygį. Tai yra medium, coarse, rodo tik tai linijas, o 3D vaizde apskritai coarse būtų tik tai viena linija rodomas elementas. Tai schematiniam tokiam vaizdavimui vis tiek jį galima su žymomis pažymėti, kas tai per koloną, ar tai bus plane, ar kitam. Čia tiesiog vizualus pavaizdavimas, kaip kolona atrodys, o savybės pačios kolonos šičia nesikeičia. Kiekių žiniaraščiai taip pat irgi nesikeičia. Kai kalbėsime apie šeimas, peržvelgsime, kaip tai padaryta ir kaip patiems naudoti tokius dalykus savo kuriamose šeimose.